The blonde is back, baby. Labas rytas. Aš kažkaip jau jūsų pasilgau. Šiandien yra ketvirtadienis. Aš paskutinį kartą filmavau sekmadienį, kai buvau išvykus prie pakrantės. Leidžiu savo dabar filmuoti, kada jaučiu. Žinoma, noriu įkelti video bent vieną kartą į savaitę. Toks yra dabar planas, bet vis tiek norisi dabar įeiti tokį gal natūralų ritmą, kada noriu filmuoti, kada turiu ką parodyti, o ne taip, kad tiesiog viską rodyti ir kelt. Tai šiandien yra ketvirtadienis ir to lėkiu varžybas. Kaip ir minėjau, bėgsiu 1,5 kilometro, nebe 8. LA Grand Prix varžybos vyks sekmadienį, tai šiandien bus tokia pasiruošimo dienelė. Dabar ruošiuosi treniruotei. Tada lėksiu pasidaryti plaukus, reikės susikraut daiktus. Norėjau jums parodyti, nusipirkau tokius natūralius veido produktus. Tai čia yra veido šveitiklis, veido rytinis kremas, vakarinis kremas ir pakių kremas. Ir jie yra visiškai natūralūs. Ir čia yra tokie nuo senėjimo anti-age. Ir pasiėmiau tokius išbandyti ir šiaip įdomenys visiškai natūralus, tai tikrai jaučiasi, kad palieka tokį įdomų jausmą veidą, dar nežinau kaip jaučiuosi. Pirmas įspūdis toksai, nežinau, nes labai riebaluoja man plaukus aplinkui, nes jie tokie visai riebus tie kremai. Tai ir šiaip mano plaukai labai linkę riebaluotis, tai nežinau. Šiaip žiauriai gaila, nes norėčiau jums parodyti, jeigu Lietuvoje yra, bet sakau, kai grįšiu Lietuvą, tikrai pasidalinsiu su jumis, ką naudoju tenais. O dabar tiesiog deduosiu vitaminą C paprastą ir pakių kremų užsitepsim iš tos natūralios linijos. Tiesiog Instagrame pamačiau ir moteris, kuri turi šią firmą, yra vedusi iš The Vampire Diaries Damono Ian žmona, tai aišku, aš apsėsta su visiškai Damonu, tai gali būt, kad mane biškį įtakojo, žinokit. Šiandien aš miegau, žinokit, kaip gerai, nors vakar aš visą naktį atsikelinėjau, kažkokius sapnavau košmarus, visiškai, žinokit, buvo keisčiausias miegas ir šiaip žinau, kodėl turbūt, nes aš šiaip kofeino dažniausiai stengiuosi 1-2 kartų į dieną gerti, bet vakar geriau 2. Ir nebuvo, kad labai vėlai geriau, apie 12 valandą, bet vis tiek daugiau kai to kofeino išgeri iš tikrųjų. Ne visiems jisai taip paveikia, bet mane asmeniškai labai paveikia. Ir jeigu žinot, kad kofeinas turi gal 7 valandas gyvenimo laiko, pusę gyvenimo laiko, tai pavyzdžiui, jeigu išgeria 200 mg kofeino, tai 7 valandos, po 7 valandų gali likti apie 100 mg, tai žodžiu. Tai žiauriai keistai miegau. Tai vakar tik vieną kavą turėjau ir miegau žiauriai gerai, atsikėliau, visą naktį išmiegau, atsikėliau tik tai prieš žadintuvą. Kas juokingiausia, net nežinau, kelintą valandą treniruotę kainau miegot. Čia mūsų tas vienas dalykas, kad mes treniruotės gaunam labai vėlai, kas nėra geriausias dalykas, jeigu einat anksti miegot. Aš einu anksti miegot, tai dažniausiai nesulaukiu žinutės. Tai atsikėliau po 6:05, šiandien pasižiūrėjau telefoną, kad treniruotę 10 reikia pradėti, tai po 8:05 jau būt, susiaktyvinti, 9 pradėsim apšilimą. Tai prieš kelias dienas atsikėliau po 7:15 ir nieko nespėjau, tai dabar atsikėliau po 6:05 be žadintuvo. Žadintuvas buvo nustatytas po 7:15. Taip pat žinau, kad filmuosiu YouTube video. Tai tikrai šiandien turėjau atsikelti anksčiau, nes būtų be šansų man spėti viską. Ypač kai filmuoju. Kai filmuoju, tai aš tikrai daugiau laiko praleidžiu ruošiantis ryte, nes mėgstu ir pašnekėti, ir sau lėtai susiruošti, žodžiu. Ir tada naudoju tokį Anti-Age Insane Glow Day Balm. Va. Ir šiaip, kai užsitepi šitus kremus, atrodo, kad palieka biškį tokią spalvytę, nes jisai yra toks, kaip matot, kaip toks medaus spalvos ir tikrai manau, kad čia yra medaus, nes čia visiškai natūralus. Tai, va, matot, yra tokia kažkaip geltona biškį spalva, jinai įsiblendina, bet tieko biškį toks atspalvis. Atrodo vos ne, kad kaip gal biškį duoda
įdegio veidui, truputėlį. Bet nežinau, ar galima prilyginti prie įdegio, bet tas spalvytė biški tikrai duoda kažkiek. O Dieve, dabar matot, geltono atrodo. Nu, realybėj tai netrodo taip blogai, bet nieko vis tiek užsidėsim ir SPF ir visą kitą, taip. Viskas bus ok. Nu va. Kaip mano veidas atrodo. Naudojus šiaip ir kainavo nemažai šitie 4 pakių kremas, veido dieninis, naktinis ir šveitiklis $115. Man tai juokingiausia, kad aš tipo nueinu į Sephora, čia yra, ir jie turi tos kremus, kur labai populiarūs ir visi naudoja, ir $60 galvoju, nu tikrai nepirksiu. Ir tada užsisakau kažką už $100. Bet aš kai pamatau, kad yra natūralu, ten viską, tai iškart mane paperka. Tai žodžiu, šiaip aš visada, kai naudoju, dabar viskas stengiuosi, kad būtų, pavyzdžiui, Sephora yra clean parašyta, kad iš natūralių produktų. Tai labai žinokit, svarbu tas yra, ypač kai veidą naudojat, nes, nežinau, gali tikrai turėti labai nereikalingų pridėtinių dalykų, sakiau. Mano ryto line-upas, probiotikų jogurtas, Nomija, nes šiandien tokias atkarpos, prieš varžybinės atkarpos, nieko crazy, net nežinau, ką darysim, gal kažką panašaus kaip ir visada prieš varžybas, jeigu žiūrit mano video. Ir man labai patinka šitie šatukai, čia yra Immunity Boost su ginger ir turmeric, imbieru ir turmeriku, ciperžolė, jeigu neklystu. Tai kaip ir žinot, aš geriu šiaip ciperžolės, tokie kaip tabletės, nes šiaip labai geras dalykas šitas yra ir aš jau ne vieną kartą jums sakiau, vienas iš mano mėgstamiausių papildų. Tai šiaip šitie šatukai labai faini irgi, aš labai mėgstu prieš varžybas jos pagerti kelias dienas, tai šiandien ketvirtadienis, aš bėgsiu sekmadienį, tai turiu 4 nusipirkus, tai toks kaip immunity boostas bus ir man šiaip jie patinka, tai išgersiu šitus ir iš papildų šiaip nusipirkau kažką naujo. Man kaip ir minėjau, papildai dažniausiai šiaip yra nebūtinai vien tik susijęs su rezultatais. Aš ką naujo nusipirkau, tai yra toksai alfa GPC, tai čia yra tiesiog smegenims daugiau papildas. Tai čia, aš geriau pasakysiu, ką jisai daro. Tiesiog support focus and memory, tai kaip, nežinau kaip pasakyti, bet gal padeda skaidriau mąstyti, geriau jaustis, tiesiog geresniai atminčiai. Labai sunku man paaiškinti. Angliškai tai sakyčiau, better memory, better focus, kažkaip lengviau atrodo. Ir tirozinas irgi tas pats dalykas, čia yra cognitive performance, tai irgi tiesiog ne tai, kad physical performance, bet tavo, kad geriau mąstytum, geriau jaustumės galvoj. Geri paaiškinimai, ne? Tai va, šitus 2, tokius pabandau. Šiaip tirozinas jau gerus, ne vieną kartą šito nesu, tai, bet sakau, kas man patinka, būtent šitas Momentus brandas, viskas yra sertifikuotas sportininkam. Tai jokių uždraustų dalykų nėra. Tai viskas liuks. Dabar išgersim šitus, tada vitaminas D, vitaminas C ir viskas. Ir aš geležį tai išgeriu, nes pas man geležį, žinokit, tikrai nėra geriausia, tai man labai reikia. Cheers! Nu va, po 7 PM. Eite savo, aš po 8 gal 3 turiu išeiti jau. Aš jums sakau, žinokit, aš kai pradedu YouTube filmuoti, man iškartakas. Nes man reikia dar, aš visada mėgstu pristampyti ryte, pavalgyti ir tada susiruošti. Nu, žodžiu. Viso, lekiam. Gerulį šitai, aš Lietuvoje perku, jie turi tą 365 Sun, irgi su turmeriku ir gingeriu. Ar tik turmeriku? Tik turmeriku ir gingeriu, tai aš pamaišiau ten. Omega. Pamiršau omega, bet turbūt vienas iš svarbiausių papildų. Aš pasidariau testą, šiaip aš omega visada geriu. Ir pasidariau testą Lietuvoje tik omegos tyrimą ir pas mane
gerose ribose yra, bet labai yra svarbu gerti geros kokybės omega, nes jeigu gerit paprastą omega, žinokit, gali būti, kad jums visai neužtenka. Ir reikia tikrai susirasti geros kokybės. Reikia pasižiūrėti, kad būtų tas EPA ir DHA, kad būtinai būtų nemažai ir geros sudėties. Žodžiu. Vėl šneku. Mano mėgstamiausia dalis. Man šitas jogurtas toks skanus. Tik šaukštą. O dabar einam prastampyti. Norėjau jums parodyti, kaip aš mėgstu pieną. Pažiūrėkit, kokį nusipirkau. Ir žinokit, visą išgersiu. Aš pieną geriu tai kaip vandenį. Man taip skanu, žinokit. Ir dar norėjau parodyti jums savo puodelį. Pažiūrėkit, koks mielas. Nusipirkau ir žiūri, patinka. Kavytei. Gerai. Tikrai jau vėluoju, padarysiu kavytės, padarysiu pusryčių. Manau, jogurto nes labai greitai. Ir lėksim į treniruotę. Kavytę rankoj, nes vėl nespėjom išgerti. Žodžiu, kai būna su treniruotė, mes arba pradedam 10 arba po 10:30. Po 10:30 tai yra toks kaip ir normalus laikas, 10 tai yra anksčiau. Šiandien mes pradedam 10, tai dėl to aš taip visur skubu ir nieko nespėju. Tai lėksim į kitą stadioną, nes vyksta varžybos vėl. NCAA čempionatas. Tai man apie 15 minučių kelio, dėl to dar ir reikia anksčiau išvažiuoti. Tai va. Per brūzgynus į stadioną, bet parodysiu, kaip atrodo tas stadionas mūsų dabar, kur čia dar kitas. Žodžiu, pilna tų stadionų Amerikai, tik ne visur galima, nes šiaip jie visai čia nemažai taisyklių turi, kad negalima tiesiog pašaliniam sportuoti stadionuose, mokyklų stadionuose. Taip atrodo stadionas. Tai va, susiaktyvinsim ir eisim bėgti. You can see yourself. There you go. I'm here with Justin Knight. Yep. On the track, Gabi has a little pre-meet. I got a workout. Let's get to it. Yeah, let's get into it. Dar turiu naujus prototipus, saptukus neparodysiu, nes nelabai galim rodyti, bet mums tada duoda naujus išbandyti, tai visai fainai. Gražus oras, labai. Mums labai šilto, kai bėgsim irgi 26 laipsniai, tai... Good job, Justin. What is going on out here? Oh, here? I'm just rolling out the hip in the sun and burning up. Kaip aš jums atrodau? Treniruotė done. Lekiam iki stadiono, bandysim pasidaryti šaltą vonę. Kaip ir minėjau, vyksta varžybos, tai tikėkime, kad rasim kur mašiną pastatyti. Jeigu ne, aš gyvenu nuo stadiono gal 10 minučių eiti kažkom, tai grįšim namo, pastatysim ir nueisim, nes prieš varžybas labai mėgstu pasidaryti šaltą vonę. Tai dabar lekiam ir pasižiūrėsim, ar pavyksim ten eiti. Pavyko įlysti šaltą vonę, 10 minučių, pabūsim. Mano mėgstamiausias dalykas šalta vonė turbūt yra, labai man patinka, ypač kai šilta laukia labai, tai atsigaivinti biškį. Šiandien treniruotė buvo kaip ir visada prieš varžybinę 3 po 200, 1 kart 500 ir 2 po 100 pam. Tai
500 buvo dar greičiau šiandien. Aš sakau, man tas 1,5 kilometro race pace yra labai nepažįstamas dar. Kai bėgu su panom, tai aš tiesiog bėgu ir bandau prisitaikyti prie to greičio, bet kai viena bėgu, tai man 3-2 yra pats sunkiausias road pace'as pajaust. Bet šiandien buvo 1:17:0, tai tikrai greičiau per 1:01:7 buvo 400, tai bet nieko. Žiūrėsim, kaip tas 1,5 seksis šį sekmadienį. Bus šilta, karšta net. Bėgam po pirmos 40 dienos. Dažniausiai taip daro, nes dėl to, kad kada būna laisvas laikas rodyti per teliką, tai prisitaiko prie to, dėl to taip ir toks laikas yra įdomesnis, bet aš nepykstu, man patinka šiaip anksčiau, nes aš po pirmos 40 bėgų ir man skrydis po 7:20 namo iš LA, tai labai gerai. Tai va, įdomu kaip čia seksis, žiūrėsim ir tikėkime, kad galėsim greit vėl bėgti. Žiūrėsim, nes nežinau, ar pastebėt, bet po Kinijos mano deimantinė lyga pirma buvo pati greičiausia, o po to visos deimantinės lygos tokios labiau taktiškos. Ir bėga po 3:08, 3:09 arba 4 lygiai, o mūsų buvo 3:05, tai 3:05 ir 5:06, tai kaip pagalvoju, labai greitos buvo tos Kinijos deimantinės lygos, bet dėl to, kad visada aš sakau, kad Australės labai gerai formai būna, nes jų sezonas labai anksti prasideda, jau jos net po čempionato savo būna, tai žinot, jos turi būti formoje, tai žinoma, jis greitai bėga. Tai įdomu kaip bus, bet nežinau, gal pafilmuosiu, gal ne, dabar darau šiandien dieną su manim. Žiūrėsim, man labai patinka filmuoti, tai žinot, dar priklauso su kuo būsiu kambarį, nes jeigu būsiu su kokia kambariokė, kurios nelabai pažįstu, nenoriu ten, žinot, įsitrauk kamerą ir šnekėti, tai o dabar bus tokia diena su manimi, kaip ir minėjau, padarysim plaukus, susidėsim daiktus šiandien ir rytoj jau skrisim į LA. Aš jau namučias, kažko labai šilta laukia, tai noris kažko tokio gaivaus. Tai dabar padarysiu pietus ir turiu mėlynių šaldytų ar šilauogių, kaip anąsyk sakiau, bet pamačiau, kad yra receptas gale pakelio, kad galima padaryti tokį smoothie. Ir čia yra parašyta įšaldytų mėlynių ir šilauogių, pusė banano, 3 šaukštai proteino, pusė puodelio non-dairy beverage, tai migdolų pieno, pavyzdžiui, aš turiu, arba pieno, nežinau kodėl rašo non-dairy, bet nesvarbu. 2 šaukštai medaus, optional, jeigu norit, 3 ice cubes ir 1 šaukštas flaxseed meal. Tai aš kaip tik turiu tą flaxseed meal, tiesiog sumaltos, kaip jos vadinas dabar užkrito. Parašysiu, užkrito dabar, bet turbūt žinote, apie ką aš šneku, tai padarysiu tokį kaip smoothie ir padarysiu sumuštinį šalia. Turiu nusipirkus tokių beigelių labai skanių. Tai padarysim beigelį ir tokį gaivinantį smoothie. Nesakau, taip traškina dabar, noris kažko gaivinančio. Tai turiu blenderį. Parodysiu, kaip darausi. Kaip tik turiu pusę banano nuo vakaro. Tada tiesiog vanilinio proteino įdėsiu 3 šaukštus. Nemanau, kad medaus reikia, nes manau, kad bus jau taip saldu nuo proteino ir nuo mėlynių ir banano. Tai dabar tiesiog dėsiu pusę puodelio migdolų pieno turiu. Dar turiu pasidariusios energijos rutuliukus tokius su šitu flaxseed meal, tai nemažai aš jo valgau, bet nieko. Rašo, tai įdėsim. Mano labai maži kubeliai, tai 3 įdėsiu. Ir viską gerai išplaksim. Paragaujam. 10 iš 10. Eina savo, žiauriai skanus, pabandykit. Wow. Ir padariau sumušinį. Čempionų pietų, žinokit.
Dabar uždėjom bleachą ir laukiam. The blonde is back, baby. Nežinau, kiek čia daug matosi, bet tikrai labiau blonde. Ir dėjom tokį visai pilką toną, tai visai cute. Nežinau. Tai biškai pasišviesinom nuaugusius plaukus, bet gražu. Parodysiu gal prieš šviesą, nes dabar kažkaip nelabai matosi. Nu va, sustok prieš šviesoforą, tai visai matosi. Nu blonde, nu kaip čia taip. Gražu. Už akių parduotuvę pasiėmiau steiko ir batonėlį. Nežinau, kelioniai pasimsiu ir pridaviau Naiko siuntą. Buvau pasiėmus tokį sijoną ir netiko jis man, tai pridaviau tą. Laikiu dabar atgal ir užkasiu ir lėksim krautis daiktus. Ok, aš laiku jau. Kraunuosi daiktus dabar, pabiški. Ir gavau kelis siuntinukus, tai atidarysim. Turėtų būti iš Naiko ir iš Amazono. Pasižiūrėsim, ką čia gerą gavom. Sakiau tokį raudoną spartinuką. Nu, parodysiu, ką čia darysiu su jumis. Nu, toksai va. Čia kur susikryžiuoja taip. Cute! And then turime dar vieną spartinuką, neoninį, neatidarysiu šito jau. Ir šiaip turim labai fainus Aeroswifto šortus ir bliuskutę pasiėmu tokią. Tokios labai, matot, kaip vaivorykštė, tokia lengva, nežinau kiek per kamerą matosi, tokie šortukai ir tokia pat bliuskutė. Va. Tai gal pasimsiu šitus šiaip prieš varžybas darau visada 10 minučių tokį lengvą šeikiautą ryte ir šitie labai lengvi, vis tiek aš keliauju tik su rankiniu bagažu, tai visai lengva bus įsimest fainą. Ir dar iš Amazono užsisakiau naktinius. Norit pamatyti ar nenorit? Galiu parodyt. Ačiū rodom, tai tiesiog tokie šortukai ir bliuskutė. Visai miela atrodo. Tai va, pabaigsiu dabar krautis daiktus, padarysiu vakarienę, sau ramiai pažiūrėsiu naują epizodą Love Island USA. Labai man patinka žiūrėti, mano naujas laukiamiausias vakaro dalykas, naujas epizodas Love Island USA. Ir bus toks mano vakaras. Tai visada labai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esat su manim, nepamirškit paprenumeruoti kanalą, o mes susitiksim kitam video. Ciao! Nu, žinokit, tik aš taip sugebu bandydama nukirpti etiketę.